Taigi, naujienų būna liūdnų ir gerų. Šiandien turiu liūdnų. Katrės ir Jono meilė pamažu gęsta. Kas ją gali sutvarkyti? Mums padės mūsų santykių ekspertas Karolis. Jis bandys padėti šiai gęstančiai poros meiliai ją sugrąžinti. Laidoje matysite. Dar kartą mane taip pavadinsi? Nu Jonai, aš net nestipriai trenkiau, kas to yra. Labą dieną. Esu Karolis, dirbu TV pagalboje jau 5 metus. Esu savamokslis santykių ekspertas, bet santykių neturėjęs. Šiandien gavome iškvietimą, jog Katrė ir Jonas staiga pradangino savo meilės ryšį. Bandysime jį sugrąžinti. Eikime kartu. Esame iškvietimo vietoje ir turiu blogą nuojautą, sklinda labai baisus garsai. Labą dieną. Katrė, malon. Karolis iš TV pagalbos. Kvietėt mane? Kviečiu. Na, tai kur jūsų tas sužadėtinis? Jonai! Leidi čia! Nu labai, nesmalus. Labą dieną. Ramiai, viskas gerai. Sėsk! Jaučiu. Gerai, viskas gerai. Sėsk, arba. Na, tai iš kalbų girdėjau, jog jums santykiais nebesiseka. Esu santykių ekspertas, savamokslis vis dėlto. Nu taip, žinokit, viskas prasidėjo nuo savaitę. Nu, smagu Jonai leisti šį gražų vakarą kartu, ar ne? Ne. Smagu, ne? Taip smagu, ble. Na, Katrė, kaip jūs manot, kada ir dėl kokių priežasčių jūsų su Jonu meilės ugnis užgeso? Na, visų pirma, aš buvau visiškai apgauta, kaip kokia šliūrė. Prižadėjo man aukštą, plačių pečių, protingą gražuolį, o davė tokį piepelį spirgių. Nu, o šiaip viskas prasidėjo, tai kai nuo pat pradžių pabarėjo šį truputį, padrausminu. Nu, bet nežinau, norėčiau, kad susimtų vyrukas. Na, Jonuk, tai ką jūs manote apie jūsų tą sužadėtinę Katrę? Blogiausia sužadėtinė, prieš mane smurtauja. Kas vieną dieną palieka miegot ant žemės. Maisto neduoda, laiko tam Rusy. Aš nebegaliu daugiau čia būti, aš einu iš žemę. Bėgsi dar, klausiu. Na, išgirdęs jūsų istoriją ir matydamas šią jūsų santykių situaciją, suprantu, jog meilės nebėra. Ugnis galutinai yra užgesusi. Be to, atsivertęs tam tikrus popierius, tam tikrus puslapius, radau, jog Domas yra parašęs 13 protokolų prieš jūs, kad smurtaujate artimoje aplinkoje. Galite pasiaiškinti? Kaip čia dabar supras, Jonai? Tu man prieš mane smurtauji kas vieną dieną. Ir vėl prasideda. Tai jisai šneka nesąmonės. Nu, gauna, bet yra už ką, pradėkim nuo to. Niekada nebūna už nieką. Tai valgyt nenuperka, tai prisigeria kažkur ant kampo. Visą laiką būna priežastis. Ir priežastis būna tikrai gera 100%. Ar tikrai tai būna, Jonai? Vieną kartą buvau pats jėris, bet valgy nenupirks, tikrai taip nebuvo. Na gerai, vienas apie ratus, kitas apie batus. Ar negalvojate, kad laikas yra eiti skirtingais keliais? Nemanau. Jonai, jūsų nuomonė? Aš manau, jau yra laiks, jau laiks skyrybams. Supratau? Skiriamės, taip? Skyrėmės! Namas mano, sėkmės tau, Jonuk. Gyvenime. Na, negalvojau, kad čia taip viskas užsibaigs, tačiau, Jonai, tikiu, jog, kad ir namą iš tavęs atkirto, gal ir grubiai, per grubiai, tačiau vis tiek tikiu, jog tu galėsi atsispirti ir žengti toliau į savo gyvenimą. Na kągi, Jonai, tau geriausia sėkmė. Taigi, ne visos istorijos baigėsi gerai. Ši baigėsi blogai.
Jonas dabar neturi kur gyventi ir neturi pinigų įsigyti būstą. Čia matote Jono paramos kodą, kuriuo galite paremti Jono gyvenimą. Ačiū uždėmesi, gero vakaro.